Sveiki, brangus bičiuliai. Šiandieną norisi iš tikrųjų džiaugtis šią nuostabią iškilmę. Tai mergelės Marijos gimimo iškilmė Šilinė, kurią švenčia visa bažnyčia. Išties tai yra labai nuostabi tradicija. Jeruzalėje mergelės Marijos gimimo vietoje yra pastatyta Šventos Onos bažnyčia. O nuo 7 amžiaus Romos katalikų bažnyčia būtent rugsėjo 8 dieną mini kaip mergelės Marijos, tai yra Šilinės iškilmę. Ir mes dabar švenčiame. Ir vis pagalvoju, išties Kristus yra tas kelias pas tėvą, bet kokia yra mergelės Marijos misija? O ji yra ta, per kurią užtekėjo teisingumo saulė, per kurią išsipildė viešpaties valia. Tai atėjo viešpats gelbėtojas Kristus. Tai šiandien norisi jūs visus pasveikinti iš Šiluvos ir siųsti mūsų sesių maldos užtarimą už jūs, ypač tuos, kurie kreipiasi maldos užtarimo įvairiomis intencijomis lygoje, meldžiant atsivertimo, ieškant darbo, už ligonius, sunkiai sergančius vaikus. Taigi visus atnešam, už visas šeimas meldžiamės, kad mergelė Marijos užtartų ligonių sveikatą, šeimų globėją ir užtarėją. Ir meldžiame pasaulio taikos. Tai būkite visi palaiminti ir mergelės Marijos užtarimas mus telydi. Sveikinimai iš Šiluvos. Sudie.